didelės žinios užklumpa staiga. Jis pats jautė, kaip nuo atodūsio svaigsta galva, ypatingai greitai einant arba muzikų ilgai besilavinant. Muziko galva žalia. Iš prigimties žmogus nepraktingas, jis nutarė keliauti sodžių. Pas savo giminės viksvas. Buvo žiema. Važiavo plačiais laukais ir giriomis sniego pripustytomis. Vadėsi, kad aplink jį klojasi kitas pasaulis. Šviesus ir ritvingas. Tiesa, viena jam čia atrodė kitaip. Čia lyg buvo šalčiau. Instrumentėlį parsivežęs. Buvo. Tamsta Baltazarai, prašau,
jo taip grubiai neliesti. Jis yra trapus, dužus ir neįkainojamas instrumentas. Ne, kas tau, aš žinokit, negalėsiu žiūrką pastačiu tokius runkytis, baltas, visas, švelnis, pirštuką ilgi. Ne munčelės pastavė šitokius darbą nemačiusi, žinot, tos runkas. Ne, bet tu jau laiky, kanon, aš neapsivėsiu. Aš muzikantas, žinokit, tamsta mano giminė. Bet jūs neįsižeiskit, kad čia aš taip išsigandau, čia dėl bendro išprusimo, kad žinau. Jo, išprusims jis svarbiausia, o paskiau, kaip sekmadienės nueini į bažnyčią, neišprusis, išsimūzais visis. Tada tai prieš kunigėlį savo, tai iškirti. Geriau, aš sakau, jei būtų išprususiam visume, tą paprastą ateina sekmadienį. Sutinku su jūs. Sakykit, Baltazarai, atsimenu, priversvejat, produktą gaminat, parduodat, tai kaip jums ten sekasi? Nežinau, kur apie tas vėrvis dabar, kad važiava čia iš miestą, tuos vėrvis, kur vasarą gyvulėlių parišta, ten tokiem pakau savo per užpakalėlius, bet geriau apie produktą. Tas tau teiks, žinot. Aš jau žinokį pagalvojau, kad tu kaip iš miestą, tai mūsų produktas tau bus pats tas. Nes pas mūsų produkcija. Akšė, nesiskirs nuktina. Ate. Žmonės. Tavo veizija. Aveizijau. Tada prieš veizėdams paimk tu mūsų gryną orą, kad čia labai daug. Įkvėp taip giliai plaučius. Bundyk. Užpyptis įkvėpiau ir dabar žiūrėk. Produkts kultūra. Kultūra. Dabar visi į ton pompa. Tai veina kultūra. Tai į miežę. Dabar nesimata, aišku, dabar prisnikta, tu menininkas įsivaizdau, miežę tokį geltonau, tu viziją savo, dabar žiūrėk tiesę, ten ta kita kultūra, tenas rugė, tie tai geriai man mėgstamiaus, irgi dabar apsnikta, tu įsivaizduok, kaip geltonau, tokia rugė, paskiau, tumposi. Ta kita kultūra. Spalva ta pati, bet kultūra, žinok, visiškai kita. Kvietė. Kviečiai. Kvietė. Ir dabar, žinok, stipriausioji kultūra. Ta ne pati stipriausia, bet viena iš stipresnių. Kultūra pusė. Tenai medė. Sakau, į kriaušytis, į višnaitis, į boboluką esi matęs, kaip boboluks žyt, kaip paskiau suskraun vaisius raudons, Baltazarai, kultūra. Vabaluko gal nemačiau, bet obuolį teko. Vabaluką. Ir dabar, jau esi vis tik pasiruošęs, skaityk apsavus, pamatė čia viskun. Dabar galiu pažiūrėti, labai atsargiai, žinau, kad aš pats bijau. Tumpusi. Rimta labai atsargiai. Baltazarai, irgi mes vaikai, kad taip žaistų. Dabar ką, bet žinok, bijot vis tiek reikia. Pažiūrėk. Fu! Tvartas! Klausyk, man širdis vos nesustoja, išgirsaniai ten. Ten šitą visą kultūrą mūsų, ten, žinok, visą orkestrą. Ten ką būn. Į karvyti smū, į autoką bū, ir paskiau gaidėlis kakarėku, paskiau ten į tuos visi paršiuką, kriu, paskiau tą jerklys, žiūrėk, parbėgs, kaip čigon su tom savo kanopėlėm, ten tauč. Ir blemai nedaug submėgoti per visą kūčių naktį, kad tu ten tu orkestrą. Apie kultūras, jo? Dievas jau parodė patą, žinok, pats prisideda prie to tvartų orkestrą. Rodė, bet Dievas ir savo rankom, kad mes truputį
ne tokį supratimą turim apie kultūrą. Aš jūs kažkada nusivešiu paklausyti tikro orkestro. Aš jau sakiau, kad tuoj važiuoju nereikia. Aš jau seklyčią pakūrenau. O šilta dabar ten šviesu, žinok, man kai išklijuotas sienas, kvepia, oi patrodo. Ne, čia visko teisinga, sak. Turint seklyčią, aš specialiai ruošiau. Nu, stalėlis, kėdėlis, lenktinis, šviesta, tokiam kaktu, šeptinas, patys nesisėda, prasti žmonės ištepsenda, bet kokią patenkus, kunigėlis, daktarėlis, nuodus pasodinam, palatavim pasodinsim. Įvertink kultūrą. Net nežinau, kaip čia jums atsidėkoti, bet aš dėkoju jums nuoširdžiausiai iš sielos gelmių. Marek, prašom, dažniau. Tėvas paukštininkas labai mėgsta juokauti, žinokit, su juo. Čia kaptam jūsų Nuobodų nebus. teatrija. Užteks čia šaržuoti. Dėdė Nerimantai, gal tą progą pagriešit mum? Tiksliai. Gali kaip pagruosi, žmogus mokyt, stai su tas skripka savo, pagruosi tu nors. Puiku pagrosiu, va taip jums ir O, kas atsidėkosiu. gera, kaip mokyt žmogus, tai gražus visas, pagruosi. Iš mano repertuaro, tai yra iš savo repertuaro jums galėčiau pasiūlyti arba Vivaldį, arba Paganinį. Ko nežinau. Paganiniaus gal narek, nes gyvulė jau parginti, suganyti, tu savo valgį ten gali pamėginti. Gerai, tai Vivaldžio G-moll koncertas. Žiaugų gyventi buvo pavesta seklyčia. Gražiais, margais apmušalais išklijuota ir su nuolat uždarytomis langinėmis. Žiemą, kad vėjo šalčio nepripūstų, o vasarą, kad saulė brangių apmušalų neišgriaužtų. Viksvienė iš komodos išėmė auksinį bliūdą. Tamsta Nerimantai. Žinau, aš jums auksinį bliūdą padedu. Auksinis. Jums nuostabu. Dėkuoju. Auksinis. Dėkuoju jums labai. Na, dabar jau tikrai Dabar jau to norikės. Ale pons girdėjau, čia atvažiavo, gal galima pagraiti. O šitai draugo atsiradėm, pažįstami tavo. Pasiškyčiai. Sugruosit su muš. Žinoma, žinoma. Ar dar? Gerai. Na, man bus labai malonu. Labai gerai, malonu girdėti. Tai va, pabandysim susigroti Vivaldžio koncertą G-moll. Mums tinka viskas, mes vyrai grojam. Gerai, bet pirmą les. Les. Gerai. Ramiai. Čia patyręs maestro. Vyrai pasiruošiam sakalę, pūslę. Gerai. Man atrodo, čia ritmo trūksta. Būgnai? Opa! Apunska yra. Maestro, aš nesuprantu, kaip galima taip šventvališkai laikyti šventus garsus.
menoras. Pradėsim nuo Vijan. Po 3 taktų. Vyrai, klausykit. Aštuntinė pauzė su tašku, o po to repriza. Gerai. Šįkart labiau. Žinoma, vyrai pasiruošę. Ganys dabar bus. A minoras. Oras. Vyrai, man atrodo, nieko čia nebus. Pasitaupom geriau instrumentus ir toj Marytės ir Juozuko veselės bus šitaip. Ir gal pailsim, nežinau. Nepasiruošę buvom visai krakmolų namie nebeliko, gal sakau, vieną kitą pinigėlį. Neturi? Neturi? Tėvai girdi? Neturi! Neturi pinigėlį! Tėvai, ką darysim dabar, ką? Tėvai, ką daryk? Tėvai, mes jį priėmėm kaip poną. Priėmėm kaip poną. Aš valiau namus. Šveičiau čia viską. Morkas, bulves kūtau, tėvai. Mes auksinį buliudą jam pavedėm. Tėvai, tu pats jam savo kultūras rodė, pats malkas nešė, aš seklyčią kūrenau. Tėvai, mes į seklyčią priėmėm tik tai kunigėlį ir daktarą. O čia, tėvai, ką darysim, ko tu tyli, tėvai? Nu, netylėk. Tėvai. Visuomet sakiau, dabar sakau, sakysiu vėliau. Kaip žmogus, taip ir žmogus. Nu, bet va tas tai tropneo bars. Atimk ton bliūdą iš Tai ant. mažiausiai jau pavyzdžių. Niekada esi visus pinigus išleidęs. O dabar prauskis nesimonidamas kaip visi žmonės. Netokiam ponui toksai daiktas. Ir veltui tik tai muiluotą vandenį mum dako. Muzikantas! Alkata! Šaltys. Nuo šiol žiogas gyveno kartu su visa Viksvos šeimyna. Tvankioje sodinoje Gryčioje. Žiogas iš seklyčios tapo išvarytas. Prausės jis kartu su visais pajuodusiame lovyje. Šviesą seklyčioje vartoti tapo užginta. Seklyčia tapo užrakinta ir kaip po šventovė žodžių prileista, buvo saugojama ir niekas neįleidžiamas. Kad nevargintų gerųjų žmonių, žiogas išėjo ir pristojo prie vietos garsios kapelijos, griežiančios po žmones. Žiūrėkit, vyrai, pocai. Jau dabar drėmus, jau dabar mes tinkame, jau visokių tų vivaldžių, pančių, šmalčių jau nereikia. Girdit, vyrai. Ponas, atsiprašau. Kalbi su manim. Gerai, vyrai, mūsų gabaliuką geriausia